Tokių mitų aš esu daug girdėjus apie Marbėją ir kadangi dažnai žmonėms pasakau, kad važiuoju žiemoti Marbėją, tai gaunu tos pačius visada klausimus. Jeigu mes kalbame apie investicinę vertę, jei tik yra galimybė, mano rekomendacija visą laiką yra neiškristi iš Marbėjos savivaldybės. 1 milijono vertės apartamentas čia laikomas, normaliai ekonominės klasės būstas. Tampa tokia net ir NT investicijų pakrantė, kad čia labai daug developerių, net ir lietuviai developeriai ateina. Be abejo, tai yra saugi lokacija, saugi rinka, auganti rinka. Dėl to visi tiesiog nori čia pasidėti savo pinigus. Ar nemanai, kad yra kainų burbulas? Andalusija per pastaruosius keletą metų tikrai išlaikė ganėtinai aukštą augimo tempą, netgi 14 ir 15% tam tikrose vietose. Ar čia daug rusų? Ruso kalbos. Šita pakrantė nėra ta, gal kaip, Tenerifėje, kur aš pati tikrai labai stipriai jaučiu lietuvišką vaibą ten nuvykus. Kai būnu Lietuvoje ir tu man sakai apie visą moralinę vertę ir sakai, ne viskas apie investicinę grąžą, aš visada galvoju, kaip tu taip gali sakyti, man reikia Excelio. Tada čia atvažiuoju ir viskas man pasikeičia ir aš galvoju, taip, čia viskas yra apie tai, apie tą emocinę grąžą, kurią gauni. Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi iš Costa del Sol pakrantės, iš Marbėjos regionų, kaip matote aplinkui mus. Ir šiandien jau antram pokalbiui pasikviečiau Brigitą Kymantaitę, Vivio Aura Homes įkūrėją ir ilgametę gyventoją šios pakrantės, kad mums daugiau papasakotų būtent apie nekilnojamą turtą Ispanijoje. Ir labai svarbu, kad pirmą dalį mes jau įsirašėme Lietuvoje ir jums papasakojame, kokie veiksmai ir kokie procesai jūsų laukia prieš įsigyjant turtą Ispanijoje, ką reikėtų žinoti, tai tikrai labai rekomenduoju ir nuorodą paliksime apačioje. O šiandien mes pakalbėsime apie tai, kiek kainuoja turtą išlaikyti Ispanijoje, kokia čia aplinka, kaip visa tai atrodo po to, kai turtą jau esi įsigijęs. Tai Brigita, sveika, norėčiau pradėti nuo tavo, truputėlį apie tave, kad žmonės, kurie nematė ir pirmos dalies, žinotų, tai kiek tu čia metų gyveni ir kiek jau klientų su tavo pagalba tos būstas įsigijo? Pati įsikūriau, jau skaičiuoju 5-6 beveik metus, tačiau prieš tai teko tikrai daug atvažiuoti, kaip ir pačiai būti, pažinti lokaciją, įsimylėti ją be abejo nuo pirmų dienų ir užsinorėti čia būti ir, o vėliau ir padėti kitiems čia įsikurti. Gal bendras klientų krepšelis, gal jau ir siekia 100 žmonių. 100 laimingų klientų. 100 laimingų klientų, iš tikrųjų laimingų, nes dar ne vienas nepaprašė parduoti jų nekilnojamą turto. Tai laikau tai kaip sėkmingus pardavimus ir sėkmingus įsikūrimus. O turbūt šiais metais su Vivio Aura skaičiuojam, gal jau, jeigu žiūrėti lietuvių krepšelį, gal jau lipam per 5 milijonus nekilnojamo turto vertės įsigijimo. Pakalbėkim gal tai bendrai, ne? Costa del Sol pakrantė labai ilga, tikrai beveik 100 km ruožas, aš pati čia jau 5, man rodos, ar 6 kartą. Vis vien kiekvienas miestukas, skirtingi pavadinimai, labai skirtingai atrodo, žmonės skirtingai ieško, gal gali taip bendrai, žiūrint nuo Malagos oro uosto iki pat galo, vietoj, kur jūs dar operuojat, apibūdint, kokios tos erijos ir tie rajonai, kuom jie skiriasi, gal kam rinktis, kas turi, pavyzdžiui, vaikų, kur geriau gyventi. Iš tikrųjų, lokacijos yra skirtingos, aš taip gal norėčiau atskirti miestus, kur labiau bazuojasi ir patys ispanai, tai yra miestai, kur gal yra daugiau sukurta darbo vietų, šiaip kažkokios pačios ispaniškos vietos, kur žmonės eina į darbą ir gyvena intensyvų, normalų intensyvų, tikrai neturistinį gyvenimą, tai būtų arčiausiai oro uosto esanti Benalmádena, jinai tokia ganėtinai didelė, Fongerola yra ganėtinai didelė, paskui mes keliaujam į pačią Marbėją kaip miestą, ne į savivaldybę, bet ir miestą. Estaponos miestas, tai tokie gal pagrindiniai miestai, kuriuose vyksta miesto gyvenimas ir, kaip sakau, gyvena tame tarpe ir patys ispanai. Tarp šių miestų yra lokacijos, kurios, vadinkim, jau skiriamos į tokias net ir turistinės, ir poilsinius kvartalus, kur tu labiau esi atitolęs nuo miesto gyvenimo, labiau tai yra apie tokią poilsio nuotaiką, kur tu atvažiuoji, būni, sėdi savo terasų ir viskas, tas gyvenimas vyksta ramiau. Tai
Lokacijos uždiktuoja biudžetus ir pagal biudžetus, automatiškai pasiskirsto ir patys lietuviai, kur kas nori ką įsigyti. Kartais prisideda, kaip ir sakai, vaikai, vyresnio amžiaus tėvai, jeigu tas butas yra dalinamas šeimoje ar pasibūti ir panašiai. Tai vat kiekvienas pradeda tada žiūrėti, ko jam reikia, ar jam norisi to labiau atitolimo nuo miesto ir tiesiog jautimosi atostogų nuotaikoje, ar norisi miesto šurmulio, tai vat pasirinkimai nuveda prie tokių asmenių, ką aš noriu veikti, kas kiekvieną dieną, kaip man čia viskas atrodo. Sudėtingiausia gal yra išsirinkti, kaip dažnai lietuvis nori, kompleksą su atostoginė nuotaika mieste. Kad būtų ir kur ten, nežinau, kavos išėjus čia šalia nusipirkti ir ten kažkokią parduotuvę rasti ir promenadą pasivaikščioti. Tai tikrai taip nėra, nes vis tik miesto infrastruktūra yra miesto infrastruktūra, tada dažniausiai mes ir gatvių garsą galim girdėti ir žiūrėti iš savo terasos į kito namo sieną ar kito kaimyno terasą. Atostogų kompleksai ir priemiesčiai yra labiau erdvus, mes tikrai turim daugiau erdvės ir nebūtinai žiūrėsiu į kaimyno sieną ar girdėsiu gatvės triukšmą. Tai vat, kalbantis su klientais, pirmiausia, išsigryninam, kur, kaip jis įsivaizduoja norėtų gyventi, ką jisai norėtų čia veikti, kiek jisai dažnai čia norėtų būti ir ir koks yra jo biudžetas pagrinde ir tada bazuojamės į, vadinkim, tas lokacijas, į kurias jisai nori. O ar yra kuri nors šių erijų pamėgta lietuvių, kad ten bazuojasi lietuviai? Aš negaliu atsakyti, nes turbūt visų klientų vis tiek lietuvių neaptarnauju, Tai kaip taip? Yra kažkas perkantis galbūt ir ne su mumis, bet iš mano klientų vis tik yra Marbėja. Mes daugiausiai nekilnojamą turtą parduodam Marbėjos savivaldybėje. Ne pačiame mieste, bet vis tiek Marbėjos savivaldybėje, kai kurie Stepono, nes ten yra daugiau naujos statybos projektų, daugiau ekonominės klasės projektų, bet mano klientai dauguma mėgsta Marbėją ir vis tik jie mėgsta labiau priemiestį negu miesto šurmulį. Kai kurie nusiperka Benalmaidenui, turiu klientų ir pačioj Fongeroloj, tai asmenės preferencijos, bet sakau, toks, jeigu žiūrėti kompleksiškai daugumą mažumą, tai vis tik tai yra Marbėja. Aš daugiau dar noriu informacijos, nes čia tikrai, žinai, sunku susigaudyti žmonėm, kai tiesiog įsijungi tą žemėlapį ir ten įdedi Google Maps apinus, tai viskas atrodo šiaip gana gražiai, bet aš pati jau iš savo patirties žinau, kad yra gan nemažas skirtumas tarp, sakykime, Fuengirolos ir Marbėjos, ar ne, kaip tai atrodo. Tai gal taip trumpai galėtum, kokie privalumai būtų renkantis būstą Benalmadenui ir Fuengirolai, pavyzdžiui, arba ir jos ar skirtingos, ir kokie privalumai arba kokie skirtumai tarp Marbėjos ir Esteponos. Ar čia tik tai kaina žaidžia, ar yra dar kažkokie infrastruktūriniai, pavyzdžiui, dalykai? Ne, čia tiesiog vis tiek žaidžia kaina, infrastruktūros mes rasim ir Marbėjoje, ir Esteponoje, ir kažkokiam mažesniam miesteliukėje, vėlgi kiek tos infrastruktūros kokios reikia, ar tau reikia tik parduotuvę, ar tau reikia sporto centrų, ar tau reikia ten kažko tai tenisų klubų, golfo klubų ir panašiai, tai kadangi mes kalbam čia apie pardavimus ne tik nekilnojamo turto, bet ir gyvenimo būdo, ir laisvalaikio įvairiausių formų, tai tas taip pat uždiktuoja, nes vis tik daug žmonių renkasi čia turėti atostogų namus, laisvalaikio namus, kol kas ne pastoviam nuolatiniam gyvenimui, tai be abejo, kad noras turėti tam tikrą laisvalaikį irgi gali pririšti prie tam tikrų lokacijų ir panašiai. O kas liečia, vis tiek, jeigu mes kalbame apie investicinę vertę, jei tik yra galimybė, mano rekomendacija visą laiką yra neiškristi iš Marbėjos savivaldybės, kadangi, ne veltui mes esam ir taip dažniausiai vadinam, noriu pirkti nekilnojamą turtą Marbėjos regione, tai tas žodis jisai turi savo reikšmę ir tas miestas turi savo reikšmę, nes nuo ten prasidėjo visa auksinės mylios istorija, ar ne, pačios Marbėjos to nekilnojamo turto bumo. Ir tik tai tiek, kad, plėtra nuvedė į kitus šalia esančias teritorijas, kadangi jau ta Marbėja vis tiek nėra guminė ir kainų spektras padiktuoja, kad reikia gyventi ir atokiau nuo Marbėjos. Bet sakau, žmonės renkasi įvairiai, mėgsta daug kas ir tą Esteponą, nes jinai turi irgi labai gražią promenadą, gražų senamiestį, gražų pajūrį. Tai vat skirtumų turbūt tokių konkrečių neišvardinsiu, nes jų tiesiog nėra. Tai yra tiesiog miestai, miesteliai ir tikrai daug asmeninio pajautimo.
Arba turbūt kiek kompromiso gali daryti dėl kainos, ar ne? Taip pat, Bet jeigu nori terasos, tai turbūt bus toliau nuo Marbėjos. jeigu nori gražaus vaizdo, kurį mes turim šiandien, ar ne, na, tai miesto centre mes tokio vaizdo neturėsime, bet mes būsim visiškai pirmoji linijoje, kas yra, mes kalbam apie milijonus už nekilnojamą turtą, bet gražiausiai vaizdai yra iš kalno, o iš kalno būti šalia promenados nelabai įmanoma. Supratau. Tai pakalbėkim dar daugiau, gal, žinai, tokių mitų. Aš esu daug girdėjus apie Marbėją ir kadangi dažnai žmonėms pasakau, kad važiuoju žiemoti Marbėją, tai gaunu tos pačius visada klausimus. Tai vienas iš tų klausimų yra, ar Marbėjoje saugu? Ar Marbėjoje saugu? Marbėjoje yra labai saugu, nes juokinga tai, kad aš nežinau tų mitų ir aš juos dažniausiai išgirstu iš klientų ir kai man klientai paklausė klausimo tam tikro, aš susimastau, o kodėl čia taip galvojama, nes aš gyvendama net to nepatiriu, nejaučiu ir nematau. Tai tikrai ne vienas klientas užduoda saugumo klausimą, bet čia turbūt vėlgi mes kalbam apie antraštės, apie žiniasklaidos dėmesį tam tikriem įvykiam, kurie garsiai nuskamba ir tada nemažai klientų tiesiog prisiriša prie vienos istorijos ir ją kartoja keletą metų iš eilės. Aš žinau istorijas, kurios nuskamba Lietuvoje ir paskui jos atsiveja ir po porą metų perkant nekilnojamą turtą kaip nesaugi situacija Marbėjoje, nors tai yra tiesiog viena istorija mūsų žiniasklaidoje. Aš visą laiką sakau taip, jeigu mes turime nekilnojamo turto vilų 30 milijonų vertės, 40 milijonų vertės, mes turime prabangių jachtų, 1 milijono vertės apartamentas čia laikomas, normaliai ekonominės klasės būstas. Ar tikrai tokioje nesaugioje zonoje galėtų vystytis tokie projektai ir gyventi ir nekilnojamą turtą pirkti žmonės, kurie turi tikrai labai daug pinigų? Tai čia turbūt mano atsakymas yra ne, nes aš jaučiuosi visiškai saugi, mano aplinkoje aš nesu turėjusi jokių nesaugių istorijų, mano klientų butuose nėra buvę nesaugių istorijų, tai aš tikrai drąsiai galiu vakare išeiti iš restorano, eiti pasivaikščioti ir kažkaip tai be baimės būti tam tikrose lokacijose ir neturėti jokios baimės ar nesaugumo jausmo. Aš tiesą pasakius tau visiškai pritariu ir niekad man net nebuvo kilęs tas klausimas, kol manęs nepradėjo žmonės masiškai klausti apie tai, bet irgi patikrinus statistiką, kaip ir neradau, kad išsiskirtų Ispanija ar ypač šita pakrantė, kuri, man atrodo, Ispanijos lygių netgi yra saugesnė. Tai irgi nežinau kaip, bet gal tu ir teisi, kad kartais spauda kažkaip labiau parodo tuos atvejus, kurie yra apie ten pavogė 1,5 milijono vertės laikrodį kažkam. Turbūt galėjo ir Monake pavogti jį, ir Ibizoje galėjo pavogti. Tai antras klausimas, irgi vienas iš tų mitų yra, kad skvoteriai paima namus iš žmonių ir nusipirkai turtą Ispanijoje ir užims tavo tą būstą ir atvažiuosi, o čia jau kažkas tai gyvena. Tai kokia iš tikrųjų situacija, nes iš tikrųjų esu mačius ir idealistoj, kad parduoda kartais butus, kur ir yra mažom raidytėm po to parašyta, kad ir gyvena okupos tenai. Žinai, aš papasakosiu savo vieną asmeninę investicinę, mūsų šeimos investicinę istoriją, kad mes pirkom būstą su skvoteriu, okupu, kaip čia pavadinsime, ar ne. Ir tiesiog istorija buvo tokia, kad tai nebuvo kaip pavadintų žiniasklaida skvoteris ar okupis, tiesiog buvo airė moteris vidutinio amžiaus, kuri mokėjo nuomą ir tiesiog, turėjo kontraktą, bet buvęs savininkas norėjo ją iškrapštyti anksčiau. Ir mes tiesiog nusipirkom ją su, tą būstą su ta pikta skvoterė, ir kuri tikrai susitarus, jinai labai paprastai greitai išsikraustė savo norų ir mes neturėjom jokių problemų ir turėjom labai gražų, tvarkingą, prižiūrėtą būstą. Tai reikia atskirti labai paprastą dalyką, nes dažnai nuskamba žiniasklaidoje istorijos Ispanija yra didelė šalis. Mes turim šiaurę, pietus, rytus, vakarus, vidurio Ispaniją ir panašiai. Ir taip yra tos, sakykime, okupystės, gal jeigu lyginti su Lietuva, mes gal tokių dalykų neturim, bet čia yra toks labiau pačių ispanų reikalas.
apleisti pastatai, žmonės neturintys kur gyventi, valkataujantis, užima tam tikras lokacijas arba kur mažai dėmesio apleista, nežinau, bankrutuojantis pastatas arba bankrutavęs, kuris ten eina kažkokius teismo procesus ir panašiai, jeigu mes kalbam apie tą tokį grinai įsibrovimą, apsigyvenimą ir panašiai. Tai yra tokios lokacijos mano klientų rate, tose kompleksuose, kur lietuviai įsigyja turtus, na, aš nesu turėjusi tokių istorijų, kad kažkas įsilaužtų į butą ir jį okupuotų ir negalėtum jo iškraustyti. Kas yra atveju, sakykime, mūsų pakrantėje, tai yra neišsikraustantis nuomininkai, kurie irgi yra pridedami neva prie to okupio ir skvoterio, ar ne, bet neišsikraustantis nuomininkas gali būti ir tas žmogus, kuriam, va, tiesiog, kaip ir sakau, mūsų atveju savininkas tiesiog nebenorėjo laikytis sutarties sąlygų ir norėjo iškraustyti tą žmogų iš savo buto, moteris jautėsi, kad turi teisę išbūti sutartą terminą ir mokėti toliau teisingą nuomą, bet žmogus pardavinėjo šitą butą kaip su skvoteriu. Tai jeigu žiūrėsim idealistą ir, tarkim, pamatysim tokį skelbimą, tai galima priskaičiuoti prie skvoterystės ar okupio, bet tie atvejai, sakau, neišsikraustę nuomininkai turbūt yra dažnesni negu tas įsibrovimas ir vėlgi reikia žiūrėti kiekvieną istoriją individualiai, kas įvyko, kodėl įvyko, nes ne visą laiką tas savininkas, kuris šaukia, kad okupis, jis yra iš tikrųjų teisus. Tai jeigu žiūrėti statistiškai, tai turbūt, jeigu imti vėlgi visą Ispaniją ir visą problemą, tai turbūt 0,01% namų, kurie yra skaičiuojami kaip okupuoti. Tai yra tiesiog labai mažas procentas žiūrinti problemą, kaip apie ją kalbama ir galvojama, kad čia tikrai taip man nutiks ir aš čia būsiu tame. Tai vėlgi tiesiog noriu pasikartoti, kad tai yra vėl didelė problema pačios Ispanijos šalies, kaip Ispanijos su dažniausiai ispanais. Dar pakalbėkim tada apie pačius gal žmonės, nes čia daug minim ispanus, bet iš tikrųjų pačioj Marbėjoj, kai būni, tai tų ispanų čia yra labai mažai ir aš iš tikrųjų, pavyzdžiui, vakar turėjau dieną, kai aš visą dieną lietuviškai kalbėjau, nes ir aptarnavo restorane mane lietuviškai, ir nuėjau į džimą lietuviai treniravosi ir grįžau su draugais, kurie irgi čia gyvena lietuviškai kalbėjau. Tai visą dieną praleidau net be anglų kalbos, žinai, jau net nekalbu, kad be ispanų. Kokių tautybių vis tik tai čia daugiausiai ir kaip atrodo šita aplinka? Ir jinai tikrai labai tarptautiška. Ir kitas klausimas, ką tikrai labai dažnai gaunu iš žmonių, ar čia daug rusų? Rusų ar ruso kalbos? Jo, suskirtai. Tai vis tik dominuoja anglų kalba ir anglakalbiai, kas prisideda ir skandinavai, kurie dažnai kalba tikrai labai gerai angliškai, anglų kalba, tai dominavimas yra būtent šių šalių, jeigu žiūrėti iš pirkimo perspektyvos, bet Britai čia atėjo jau ženkliai anksčiau, tai buvo tiesiog jų atostogų namai, dabar čia keičiasi visa ta politinė situacija, bet prieš tai tikrai jau buvo dar daugiau. Skandinavam tai yra tiesiog must be, vos neturėti atostogų namus čia, šitoj pakrantėje, ir tai yra daug metų, tos tradicijos tęsiasi. Lietuviai yra tiesiog naujakuriai, galbūt atradę šitą pakrantę, dėl tam tikrų aplinkybių, bet taip pat ir dėl to, kad tiesiog lietuviai pradėjo daugiau keliauti, daugiau matyti, daugiau apsistoti kažkur ir laisviau žiūrėti į nekilnojamą turtą įsigijimą užsienyje, negu kad būdavo anksčiau labai tas ribotas matymas, kad tik Lietuvoje arba Lietuvos pakrantėje. Bet taip, tikrai lietuvių daugėja, gal aš taip nepasakyčiau, kad girdėčiau daug, bet automobilių matau su automobilių numeriais. Tai jau matosi, bet tikrai šita pakrantė nėra ta, gal kaip, žinot, Tenerifėje, kur aš pati tikrai labai stipriai jaučiu lietuvišką vaibą ten nuvykusi ir kalbą ir panašius dalykus. Čia, kadangi mes esam 100 km pakrantėje, labai tarptautiniai, tai mes tampam labai maža dalimi to, kas čia vyksta. Bet taip pat ir patys ispanai, nesakau, kad jų nėra čia daugumos gyvenančių, bet jeigu žiūrėti kaip užsieniečių į užsieniečius, tai vis tiek labai jaučiasi tarptautiškumas, kad tai ta pakrantė vis tik yra apie ne Ispaniją kaip tokią, bet tikrai ganėtinai lengva gyventi vartojant anglų kalbą. Dėl rusų kalbos, tai vėl
Be abejo, rusai atradę ir ukrainiečiai šitą pakrantę jau ženkliai anksčiau už mus, tai nesinori sakyti, kad, žinot, čia pradėjo daugėti ar mažėti jų, man tai atrodo, kad vis tik tas pirkimas jų yra sustojęs dėl tam tikrų blokavimų ir panašių dalykų, bet rusakalbiai gali būti, žinot, ir lenkai, aš susiduriu, kalba rusiškai, ir latviai kalba rusiškai, mano klientai, aš bendrauju su klientais latviais, rusų kalba vis tik. Tai tadžikai, visokiausios tautos, kurios yra linkusios armėnai kalbėti rusiškai, tai galima būtų sakyti, kad girdisi tam tikrose lokacijose, kur jie bazuojasi, bet taip pat tai nėra kažkokia galybė ar masė, kuri labai tokia būtų, nežinau, jaustusi labai stipriai. Kai bendrai, ar ne, žiūri į Costa del Sol dabar, sakytum labiau, kad jinai turistinė destinacija, ar vis tik tai jau tokia darosi, nes iš mano bent jau aplinkos atrodo, kad jinai tampa tokia net ir NT investicijų pakrantė, kad čia labai daug developerių, net ir lietuviai developeriai ateina. Tai ar bendrai, bet per 5 metus gyvenimo, manai, kad pasikeitė vaizdas čia ir kad jinai labiau iš tokios, aš nežinau, gal čia mano, žinai, informacinis burbulas buvo, bet aš tikrai prieš 10 metų čia buvau atvažiavus kaip į Andaluziją, kaip į turizmo tokią sostinę, o dabar visai kitaip tą Marbėją matau ir girdžiu, kad visi čia perka NT kaip investicija. Keičiasi tikrai stipriai ir pastarieji metai tikrai dar stipriau keičiasi, bet keičiasi ne tik dėl lietuvių, keičiasi dėl visos rytų Europos ir panašiai. Bet vėl noriu sugrįžti prie to, kad tiesiog žmonės atrado šitą pakrantę, gal anksčiau Ispanija labiau asocijuodavosi su Alicante ir viršum, nes dėl skrydžių patogumo, kadangi nebuvo skrydžių krypties čia, Tenerifės salos gal būdavo labiau žinomos, bet Marbėjos pakrantė atsirado dabar ir tikrai mes turim klientų pareinančių nuo Alicantės ir šito krašto norinčių persilokuoti į šitą pakrantę, jinai tapo tikrai populiari ir toliau išlieka labai populiari. Ir be abejo, tikrai daug perkasi savo atostogų namų. Na, pirkimas nekilnojamo turto užsienyje vienaip ar kitaip, netgi perkant atostogų namus savo, tai yra investicija. Ir be abejo, tai yra saugi lokacija, saugi rinka, tikrai stipri rinka, auganti rinka. Dėl to visi tiesiog nori čia pasidėti savo pinigus, įskaitant ir visą emocinę, moralinę vertę, kurią mes patiriam čia gyvendami, būdami ar atostogaudami su visų laisvalaikiu, su maistu, su jūra, su saulė, su oru ir iš esmės su pačia lokacija, kur mes turime ir slidinėjimo kalnus, mes turime ir vandenyną šalia visiškai. Tai iš tikrųjų esam tikrai labai geroj, piečiausiai Europos pakrantėj. Kai būnu Lietuvoje ir tu man sakai apie visą moralinę vertę ir sakai, ne viskas apie investicinę grąžą, aš visada galvoju, kaip tu taip gali sakyti, man reikia Excelio, tada čia atvažiuoju ir viskas man pasikeičia ir aš galvoju, taip, čia viskas yra apie tai, apie tą emocinę grąžą, kurią gauni. Tai kitas klausimas turbūt irgi, kuris dažnai ateina iš žmonių aplinkui, tai yra, kad mes matom, kad labai stipriai kyla kainos, ar ne, ten regione net po 10%, šiaip panašiai kaip turbūt kyla Vilniuje, kyla ir Costa del Sol. Klausimas, ar nemanai, kad yra kainų burbulas ir kad sprogs jisai čia ir tuoj tiek nebekainuos čia viskas, kad čia tie turistai ar kažkas išpučia jį? Deja, bet tikrai nemanau, nes ne vieną klientą tenka nuvilti, kad jokio burbulo čia nėra, kaip jie benorėtų tikėti. Nes tikrai daug žmonių nori įsigyti šitoje pakrantėje, daug lietuvių nori įsigyti šioje pakrantėje ir kainų augimas tikrai kelia didelį nerimą tiem, kurie turi mažesnius biudžetus, nes ne visi jau ten žiūrinėdami metus laiko ar galvodami dar palauksiu, paskui gali įpirkti jau tą turtą arba su tuo biudžetu, kurių anksčiau planavo. Bet čia yra tikrovė ir realybė. Visiškai praeitą savaitę teko kalbėti su architektu dėl vieno lietuvio investicijos, nes planuojam, nusipirko senos statybos vilą ir tiesiog planuoja statyti naują. Tai aš jam pačiam tiesiog kaip ispanui, daug metų dirbančiam čia ir statančiam vilas prabangias, paklausiau, kaip jam atrodo, ar čia yra burbulas ar nėra, nes jisai nedirba su lietuviais, jisai dirba visoje pakrantėje su įvairių tautybių žmonėm. Tai jo atsakymas buvo tikrai ne, mes esam ant bangos ir labai stabilios bangos ir ta banga dar ilgai nesibaigs, nes tiesiog šita pakrantė yra apie tai. Ir
tai, kad daug žmonių jau suinvestavo čia ir mažai vis į rinką patenka naujų objektų, vadinasi, pardavimo tikrai nėra stipraus po investavimo, tai būtent tas ir parodo, kad žmonės padarę pasirinkimus nenusivilia, jie toliau lieka šitos pakrantės fanai, jie nori čia būti, jie nori turėti nekilnojamą turtą. Kitas labai svarbus dalykas, ką mes apkalbėjom taip pat su ispanų architektu, kad lėšos, tai yra pinigai, kurie ateina nekilnojamo turto pirkimui čia, tai nėra, žinot, bankinės paskolos kažkokios ar panašiai. Daug lėšų, daug pinigų čia ateina iš šalių, kuriuose jie yra uždirbami. Tas pats yra ne Lietuvoje, jeigu verslai yra Lietuvoje ar Švedijoje ar Norvegijoje ar kažkur tai vis tik tai nėra šios šalies, šios lokacijos verslai, iš kurių yra perkamas nekilnojamas turtas, tai čia tiesiog yra lokacija, į kurią ateina pinigai uždirbami kitose šalyse ir čia nekilnojamas turtas dažnai yra perkamas be paskolos, ypatingai Marbėjos regione, tai tie dideli pinigai yra tiesiog ganėtinai stabilus investicinė prasme ir esant kažkokiam ekonominiam krizėm, nėra tų siūbavimų, kurie galėtų būti keičiantis Euriborui ar kažkokiem kitiem dalykam. Tai visgi norisi tikriausiai nuvilti, bet burbulo nėra, kas yra geroji ši pusė, kad investicija yra tikrai stabili. Man atrodo, kad ta dažna net kritika gal Marbėjai ir ateina, kad overdeveloped sako, kad čia per greitai ir labai greitinai užsistatinėja, bet tą turbūt ir padiktuoja rinka, kad jinai beprotiškai greitai plečiasi, nes visi čia nori įsikurti. O vis tik tai, ar auga to lygiai visi Ispanijos regionai, ar Costa del Sol išsiskiria iš Ispanijos greitesnių augimų? Be abejo, augo ir Madridas, ir Barcelona, Ispanijos augimo centrai, vienas iš jų yra ir Marbėja. Vėlgi, netgi pačioje Marbėjoje ne visos lokacijos auga lygiai taip pat, kaip tarkim Marbėja ir ten kažkokia kita lokacija. Vienur mes galim turėti pašokimus 10%, kitur tik 5%, trečiur gal ir visur 15%, ar ne, jeigu imsim tam tikrus specifinius rajonėlius, bet iš principo Andalusija per pastaruosius keletą metų tikrai išlaikė ganėtinai aukštą augimo tempą, netgi 14 ir 15% tam tikrose vietose, tai tikrai prognozės vis tik yra pozityvios ir galbūt šiai dienai tai yra labiau stabilumo momentas, bet augimas jisai išlieka dėl labai paprastos priežasties, nes tiesiog neateina į rinką pakankamai daug naujų objektų, kad jie pradėtų kažkaip tai tas kainas mažinti. O ką pastebi, daro lietuviai, labiau perka investiciją ar labiau perka savo, bent jau tavo klientų portfolio? Visada pokalbiai, dažniausiai pokalbiai pirmieji prasideda noriu įsigyti investicijai, bet ieškant nekilnojamų objektų labai aišku, kad turtas investicija yra perkamas per asmeninę prizmę ir labai asocijuojama, ar aš čia pats norėčiau būti. Nes kitą kartą, kai klientas sako, pasiūlykit man kažkokį objektą, kuris ten, nežinau, generuotų gerą investicinę grąžą arba tam tikrą, pasakant skaičius, tai gali būti, nežinau, 1 ar 2 miegamojo apartamentas ar ne, tam tikrai lokacijai su tam tikrais dedamaisiais, kuris generuotų tą nurodytą skaičių, bet kai tu jį parodai klientui, jis sako, ne, bet čia man reikės, šeimą atsivežti, ten mamą ar žmoną ar vaikus ir panašiai ir jam pačiam nepatinka, tai tos pirkimas nevyksta ne dėl to, kad nėra investicinio skaičiaus, bet dėl to, kad pačiam žmogui tas objektas neatrodo patrauklus ar tinkamas jo asmeniniam gyvenimui, laisvalaikiu ar kitiem visiems dalykam. Tai vėl tada grįžtu prie to, kad ta investicija formuoja asmeninės emocijos, asmeniniai norai, asmeniniai pageidavimai ir vis tiek labiausiai ieškoma asmeniniams norams tenkinti, galvojant šalia ir apie investiciją. Bet tai lietuviai miksuoja labiau, ar gaunas, kad labiau perka savo? Vis tik tai atvažiuoja investicijai, bet galiausiai nesiperka savo? Turbūt vis tiek pirkimas yra per savo prizmę, be abejo diskutuojant ir apie investicinę grąžą. Ar tai būtų trumpalaikė nuoma, ar tai būtų ilgalaikė nuoma, ar tai būtų tiesiog bendras vertės augimas ar ne. Bet vis tiek yra per prizmę savo, gal aš kartais atvažiuosiu čia pabūti, kas dažnai nutinka ir ypatingai pajuokavim su tais, kurie
apžiūroms pirmą kartą sėda į automobilį ir vis kartoja, kad mūsų čia nebus, mums svarbu nupirkti nuomai, gerą objektą nuomai. Ir tada, kai jie jį įsigyja, jie manęs klausia, tai kiek čia mums generuos pajamų per metus. Aš sakau, pirmosius 2 metus nieko negeneruos, nes jūs tiesiog pats važiuos visi jūsų draugai, važiuos visa jūsų šeima ir kol visi nepravažiuos šito apartamento, jūs neturėsit pajamingumo jokio. Ir iš to gaunasi tikrai, kad dažnai atveju patys klientai važiuoja daugiau, negu jie galvoja, kad čia praleis laiko, nes tiesiog jie nepažinojo gal pakankamai gili šitos lokacijos, o kai ją pažino, tikrai labai nori daug laiko praleisti čia. Aš matau, žinai, reklamas dabar labai dažnai ir šiaip skamba labai logiškai, ne, kad nusipirkau būstą čia, pats žiemoms čia atvažiuoju, o vasarą, kai yra didėjų tie turistų srautai, ten apie 14 milijonų turistų, ne, atvažiuoja į regioną, tai aš labai brangiai išnuomosiu ir, žodžiu, pats tas būstas man pats save išmokės. Tai kiek, manai, realūs yra tie scenarijai ir kiek iš tikrųjų ta nuoma gali padengti paskolą? Aš labiau esu visą laiką konservatyvių, realistiškų skaičių fanė, nemeluojant klientam ir neburiant iš tirščių kažkokių nebūtų dalykų. Vis tik reikia žinoti, kaip ir kalbėjom, kad nekilnojamo turto mokesčiai čia yra, išlaikymas yra ir tai kainuoja. Ir tos grąžos nėra tokios, kurias dažnai gal kažkur tai antraštėse ar ten forumuose ar grupėse bando kažkas pasakyti. Tai plius minus mes galime galvoti apie nuomos grąžą 4%, 3,5%, na, priklausomai nuo objekto, gal 4,5% atmetus jau sumokėjus visus mokesčius ir panašiai, bet čia toks vidurkis tikrai jis nėra ženkliai aukštesnis negu šis skaičius. Bent kiek aš turiu patirties pati su savo investicijom ir su klientų investicijom. Bet čia grąžą tu turiu omeny, kai aš jau padengiau ir paskolą, ir ten urbanizacijos ir visokius kitokius mokesčius, kas man dar lieka, ne? Ir čia jeigu visus metus nuomoju? Taip, jeigu tu nuomosi ištisus metus, jeigu tu darysi trumpalaikę nuomą, tai vėlgi, labai priklauso, jeigu tavo objektas ateina pirmus metus į rinką, rinka tikrai yra aktyvi, kas liečia trumpalaikę nuomą, tau reikia susirasti savo klientus, nebus čia kažkokių srautų, nebent tu tikrai, nežinau, pataikiai kažkokį labai gerą kainą, žemą kainą ir tau labai gerai lokacijai ir tau jau čia tiesiog laukia tavo buto, tavo apartamento trumpalaikiai nuomai. Tai nekalbu apie kažkokius individualius atvejus, kalbu apie bendras tendencijas, bendras statistikas ir panašiai. Vėl noriu sugrįžti, kad nemažai vertės sukuria pats augimas objekto. Tai yra per kelerius metus. Tai labiausiai akcentuojam vėlgi apie pinigų padėjimą, vertės augimą, ir tada jau ta trumpalaikė grąža per trumpalaikės nuomas kažkokias. O jeigu pirkėjas vis tik tai labiau norėtų orientuotis į nuomą, ar ne, ar ypatingai trumpalaikę nuomą, ar turi patarimų, kokius miestelius ar vietovės atsirinkti, arba apskritai kokie kriterijai tada turėtų būti esminiai kriterijai? Natūralu, kad trumpalaikiai nuomai atvykstant žmonės renkasi arčiau kažkokio ar ne promenadų ir panašiai, kur galėtų leisti aktyvesnį laisvalaikį su vaikais ar išeiti pasivaikščioti ar su vyresnio amžiaus tėvais. Bet šita lokacija yra faina tuo, kad čia yra tiek laisvalaikio, kurį renkasi žmonės įvairiai. Vienas atvyksta keliauti tiesiog ir jam reikia saugiai pasistatyti į garažą automobilį ar ne, reikia požeminio parkingo, kad galėtų užsinešti lagaminus, kitas nori šalia jūros, trečias nori kažkur šalia kalnų. Labai priklauso, ką tu čia planuoji veikti ir kuriam laikui tu čia atvyksti. Tai trumpalaikių nuomų yra visur, ir kalne, ir pajūryje. Ir visur yra tam tikros grąžos. Mes žinom labai gražų rajoną Benavį, ar ne, kuris yra ganėtinai populiarus ir garsus, ir ten grąžos yra visiškai geros, nors jis yra tikrai kalne ir jis įskaitomas labai luxury, labai augantis ant vertės prasme rajonas. Jeigu bandyčiau padaryti savo Excelį, ar ne, kaip ten kažkoks turto vienetas man nešti tos grąžos, ką dar turiu įsitraukti, kokie mokesčiai gali lukuriuoti manęs? Tai kalbant apie išlaikymo mokesčius, mes vis tiek turime pagrindinius 3 mokesčius, 4. Tai yra community fee, vadinamas bendrijos mokestis, kuris
yra pagal tai, ką tu turi savo kvartale. Ar ne, jeigu Lietuvoje mes turim, kaip ir Lietuvoje turim bendrijas, kur ten mokame bendrijos mokestį, valo laiptinę, ten garažus ar prižiūri tavo kiemą, taip ir čia. Tai tik tai tiek, kad mes čia turime baseinus, daugiau žalumos, daugiau sodų, galbūt džimuką kvartale, galbūt vidaus baseiną kvartale, galbūt ir sauną kvartale. Tai priklauso nuo to, kiek ir ko tu turi, už tai reikės sumokėti. Tai community fee gali būti ir nuo 100 eurų mėnesiui, ir nuo 50 eurų mėnesiui, ir 500, ir 200, ir kartais net 1000 priklauso nuo koks luxury kvartalas ir kaip tu ten gyveni. Gal ten yra visiškai didžiulės apsaugos zona, kur sėdi ir security, ar ne, bokštelėje praėjimų, ir ten yra labai labai prabangių vilų kvartalas. Tai nuo iki. Bet vėl, taip statistiškai, jeigu žiūrėti lietuvį perkantį už 400–500 tūkstančių eurų, mes kalbam apie nuo 3,5 ir viršų 3,5 tūkstančių metinių išlaidų ir viršų sudėjus visą išlaikymą. Tai yra community fee, tai yra nekilnojamo turto mokestis savivaldybei, yra nerezidento mokestis kaip už nekilnojamą turtą. Tai vat, tokios sumos vis tiek reikėtų galvoti nuo 3000. Bet čia tie 3,5 tūkstančio, pavyzdžiui, tai čia yra tik urbanizacijos tas mokestis, ar čia jau viskas sudėjus? Čia sakau, tokį imant 300 tūkstančių, 400 tūkstančių vertės objektą, kuris turės keletą baseinų ir panašiai, tai vat galima pradėti skaičiuoti nuo 3,5 tūkstančių metinių išlaikymo mokesčių, į ką įeis community fee, jeigu tai yra 200 ar ne, tai 12 mėnesių, kas įeis IBI mokestis, nekilnojamo turto mokestis, ten šiukšlės ir vat nerezidento mokestis. Tai žodžiu, 3 mokesčiai, kuriuos aš atkreipiu dėmesį. Tai urbanizacijos mokestis, tai aš dar galvoju irgi pasidalinti. Mes čia, pavyzdžiui, sėdam Palo Alto, kaip čia, net nežinau, rajonėlyje. Turim baseiną vidaus išorės, teniso kortą, sauną, džimą, security ir daug žalumos ir gražų sodą. Tikrinau, kad kainuoja 400 eurų mėnesiui. Tai gautųsi čia, arti 5000 eurų, žodžiu, išlaikymas. Ne? Dar truputėlį man daugiau papasakok apie tuos kitus 2 mokesčius. Tai be urbanizacijos mokesčio dar turiu nerezidento mokestį. Kas yra šis mokestis? Tai reikia turėti galvoje 2 mokesčius. Vienas mokestis yra IBI mokestis, vadinamas, jis mokamas savivaldybės už nekilnojamą turtą, turima tame rajone, toje savivaldybėje, kurioje įsigyjamas, jis gali skirtis, tarkim, jeigu aš turiu nekilnojamą turtą Stepono savivaldybės, galbūt bus vienoks, jeigu aš turiu Marbėjos kitoks, tai pati Marbėja nusistato pagal kvadratūros skaičių, kaip apskaičiuojamas tas mokestis, bet jis yra už gatvę apšvietimą, už kelius, už visą priežiūrą, kad tu gyventum švarioje, tvarkingoje aplinkoje. Ir yra vadinamas nerezidento mokestis, tai vadinasi, jūs nesantis Ispanijos piliečiai, nerezidentai, nenuolatiniai gyventojai mokat nekilnojamo turto mokestį, kuris yra apskaičiuojamas tam tikra formulė, tai nuo nekilnojamo įsigyto turto kadastrinės vertės, ne nuo įsigijimo sumos, bet kadastrinės vertės 2% 19%. Tai paprastai skaičiuojant, jeigu jūsų turtas kainuotų 100 000, kaip pavyzdys, nuo 2000 19%, tai būtų būtent tas nekilnojamo turto. Vieną kartą per metus moku jį. Vieną kartą per metus. Tai čia neatrodo didelė suma. Ne, tai gali būti keli šimtai, 300, 400 eurų. O tas savivaldybės mokestis būna didžiulis ar? Savivaldybės mokestis priklauso nuo jūsų kvadratūros. Tai jeigu jūs turite 100 kvadratų, tai gali būti ten, nežinau, 600. Per metus ar per metus. Jeigu jūs turite 200 kvadratų, jis gali būti didesnis. Jeigu jūs turite butuką, nežinau, Fongeroloje ar ne, kuris ten yra 60 kvadratų, tai gal jisai sieks tik tai 400 ar 300 eurų per metus. O pakalbėkime apie pardavimą. Žinau, kad jau minėjai, sakai, kad nei vienas iš to klientų nėra dar kreipęsis dėl pardavimo, bet ar įmanoma pakrantį čia gerai flipinti? Tai yra, ar daro taip žmonės ir ar apsimoka, kad nusipirkau, pakilo vertė, kitais metais pardaviau? Priklauso nuo metų, bet tikrai buvo momentų, kai tą buvo įmanoma daryti. Vėlgi priklauso nuo to, kiek jūs norite užsidirbti, ar jums užtenka 10 000 ar 20 000, ar jūs svajojate apie 100 000 flipinimą. Tai be abejo, kad ne, vis tik pakrantė yra sudėliota nekilnojamo turto pirkimo mokesčiai būtent tam, kad nevyktų tas nuolatinis flipinimas ir neatsirastų piktnaudžiavimo būtent
verslu, kuris yra paslėptas už vieno buto įsigijimą, ar ne, ir ten aš flipinu. Tai tam yra verslo liudijimai ir panašus dalykai. Kadangi mokam tikrai didelius mokesčius įsigijant, tai yra 7% vien mokami nuo pirkimo vertės savivaldybei, tai tas flipinimas per metus ar ten trumpą laikotarpį tikrai yra sudėtingai įmanomas vien dėl to, kad tau tiesiog nebus didelio uždarbio ir už tuos pinigus, ką tu praflipinsi, paskui pats savo gali ir nenusipirkti jau tokio gero objekto, kurį galbūt turėjai. Ar yra vietų, kurios galvoji, kad gali tapti naująją Marbėją? Ir jeigu pati Marbėjoje čia nesirinktum, ar ne, tai kokį regioną rinktumės aplinkui čia? Ne, tikrai nebus, nes Marbėja yra istorinė, jinai prasidėjo nuo vokiečių karaliaus atvykimo ieškoti savo finkos, sakykime, sodybos, ar ne, kurią jis įsigijęs nusprendė įkurti viešbutį ir vietą savo įžymybėm draugam, kurie pradėjo čia važiuoti, būti, ir nuo to atsirado Marbėja Club Hotel. Tai tokia istorija, kurios tikrai niekas nepakartos ir joks karalius kitoje lokacijoje turbūt neišsirinks savo finkos, į kurią pradės važiuoti Holivudo žvaigždės ir panašiai. Tai vat, Marbėja turi tikrai savo istoriją, nuo kurios yra atsispiriama ir nuo kurios atsirado visas šios lokacijos kilimas. O žiūrint visą pakrantę, kur matai gal didžiausią potencialą būtent ilgalaikės vertės auginimo? Mano nuomonė, Marbėja tikrai išliks Marbėja ir Alicante ar kažkokia kita pakrantė šito šalies nesukurs tokios vertės, kuri yra sukurta ir tęsiama kurti čia. Vis tik mes turime labai stabilią rinką, žmonės renkasi čia norėdami investuoti savo pinigus, yra daug perkama be paskolų, kaip ir minėjau. Žmonės ieško stabilumo ir būtent šitoje pakrantėje randa ir srautai yra pakankamai dideli, tai mes jau gaunam signalų iš, kaip ir sakiau, iš pačios Alicantės ir Valencijos, kad nemažai lietuvių klientų nori persidislokuoti būtent čia. Ir šiaip iš principo mes esame piečiausia Europos pakrantė, kur piečiau jau nėra, mes vis dar esame Europoje, skrydžių prieinamumas, mes turime Malagos oro uostą, kuris tikrai operuoja labai šauniai ir turime įvairiausių krypčių, tai visą tai sudėjus tikrai šitą pakrantę yra stabili, auganti ir dar ilgai turės savo top 1 Ispanijos šalyje. O dar tokį techninį klausimą turiu ir pačiai man šiek tiek įdomu. Girdžiu, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje, aš galiu pasimti paskolą tik tai su, man rodos, partneriu, ar ne? Ar gal dviese ir įmanoma paimti, nežinau, ar gali su draugu paimti. Kaip yra Ispanijoje? Aš girdėjau, kad ir čia lyg yra multiple ownership, kad žmonės net po 6 ir po 8 perka turto vienetą. Ispanijos bankuose paskolos sąlygos yra įvairios ir ganėtinai geros, bet jeigu žiūrėti ne per šeimos pirkimo prizmę, tai tas multiple ownership yra priskaitomas kaip verslo investicija. Vadinasi, jeigu aš su tavim, kuri mes nesam pora, galbūt esam verslo partneriai ir kažkokie norim įsigyti nekilnojamą turtą kartu su paskola, tai bankas tai matys kaip tiesiog, investicija ir jisai gali suteikti paskolą, bet tik tai nebes tokiom sąlygom, kurią suteiktų paprastam žmogui atvykusiam įsigyti antrus ar ten trečius poilsinius namus. Tai tiesiog gali skirti sąlygos, bet tokios galimybės egzistuoja ir mes tikrai turėjom įvairiausių pavyzdžių, kur verslo partneriai ar ten kelios šeimos tokius butus įsigydavo. Bet čia reikia kažkokios tai dar papildomos platformos, ar tu tiesiog ateini į banką ir bankas tau pats suformuluoja tokį paskolos pasiūlymą? Taip, tai tiesiog teikdamas paraišką nurodai, kad 2, 3 ar kiek žmonių dalyvaus šitame ar ne pirkimo procese, kas yra tie žmonės ir koks tai yra objektas, ką aš su juo planuoju daryti. Bet iš principo bankas jau automatiškai laiko, kad kai perka 2 šeimos, ar tarkim, paskutinis atvejis santuokinė pora ir vienas verslo partneris, jis nebūtinai gali būti įvardintas kaip verslo partneris, bet bankas jau mato tokį sandorį kaip investicinį, kai perka kelios poros asmeniniam naudojimui ir ten netgi nenuomai, bet vis tiek tai yra toks investicinis, komercinis sandoris ir tada tiesiog taikomos kitos sąlygos. Ir stipriai blogesnės sąlygos?
Ne, tai maždaug plius minus, jeigu perkant savo naudojimo asmenį turtą, tu gali Ispanijoje gauti iki 70% turto vertės paskolos, tai čia turbūt prasidėtų tik tai, 50 ir mažiau. Tai kas, sakytum, būtų tas vienas dalykas, kuris vienyje sėkmingus būsto įsigijimus? Nepaisant, ar aš čia savo pirkau, ar investicijai. Tai drąsiai galiu pasakyti pasiruošimas. Pasiruošimas su apsisprendimu, nes visuomet laimi tie, kurie atvyksta, pasiruošia, mes su jais kalbamės, mes su jais bendravame, mes juos paruošiam, jie patys ruošiasi ir atvykus vyksta labai produktyvios apžiūros, produktyvūs vizitai, produktyvūs pokalbiai, ir kurie veda link aiškaus apsisprendimo ir pačio pirkimo fakto. Būtent tokie laimi vien dėl to, kad jie padarė sprendimą, jie jau saugiau jaučiasi ir traukinys pradėjo važiuoti. Gal jie jau ir pasidarė remontą, gal jau jie ir atostogauja ar ne pirmus metus, kai tuo tarpu ten jų draugai ar kiti važiuoja 1 metus laukia, ar ten 1,5 metų ieško to savo kažkokio pasirinkimo, bet kainos auga, objektų nebėra gal tiek daug ir tuomet tu lieki tiesiog vėl prie to, kad aš nerandu ir tu išvaistai ir savo laiką, ir pinigus, ir vis tiek lieki be įsigyto nekilnojamo turto. Tai mano patirtis rodo, kad tie, kurie gali priimti sprendimus, netgi esam tam pačiam nerimui, kas yra natūralu visiškai, jie padaro sprendimą įsigyti ir įsigyja ir jie tikrai laimi visom prasmėm. Nes reikia skubėti traukinį, kylančias Marbės. Aš matau, kad jau saulė nusileido ir greitai mūsų nebesimatys, tai galvoju paskutinių tokių klausimų. Agentūrą savo pavadinai Vive Ora Homes. Ką tai reiškia ir kodėl tas pavadinimas toks? Jis atėjo labai iš asmenės patirties ir be abejo esančios aplinkos tiek politinės ar ne ir gyvenimiškos. Mūsų klientai nėra jaunimas, vis tik tai yra žmonės, apie 40 ir daugiau, turintis verslus ar jau susikūrę kažkokius namus Lietuvoje ir norintis įsigyti 2 ar 3 namus kitoje šalyje, vis tik tai yra brandūs žmonės, kurie nori gyventi čia ir dabar ir kuriems reikia gyventi čia ir dabar, nes rytojus yra nebeaiškus, nebekonkretus. Tai būtent Vive Ora, gyvenk dabar, atėjo iš asmenės patirties, kad mes turim tiesiog daryti sprendimą ir jeigu norim pajusti šiek tiek kitokį gyvenimą, kitokioje aplinkoje, mes turim įsigyti tą nekilnojamą turtą ir turėti savo namus. Tai gyventi dabar ir tiesiog to mėgautis ir kad ta ateitis nebeatrodytų kažkokia baisi, tai truputį reikia pagyventi ir šiandien. Ačiū tau labai. Labai dėkoju, manau, buvo produktyvus, geras pokalbis ir žmonės daug iš to išsineš ir išmoks ir gal net kitais metais atvažiuos pas tave čia. Lauksim dar šiais metais. Tai ačiū tau labai, gražaus vakaro.